Sveiki, pirties mylėtojai. Ar pasilgote duminukės? Tas paprastumas, kvapas, garo minkštumas. Pagarba žmonėms, kurie pirkdami kaimo sodybas nenugriauna duminukių, o prikelia jas naujam gyvenimui. Vieną iš tokių sodybų atradome Pasvalio rajone ir esame dėkingi, kad galėjome ne tik apžiūrėti, bet ir paragauti senutės garo. Atvykome, kai pirtukės šeimininkas Kęstutis jau buvo iškūrenęs krosnį ir liko tik žarijas išnešti. Vyras yra atsakingas ir nežaidžia su ugnimi, todėl išnešęs visas žarijas užpylėjęs vandeniu. Mušpelę daug. Dabar ramu. Neberizikuos jau viskas. Kęstutis kruopščiai nuplovė gultus, akmenis ir uždarė garinės duris. Dabar reikia palaukti. Aš tikiu palaukti mažiausiai pusvalandį, čia greičiau gali. Sako, tai galime pasivaikščioti ir apžiūrėti mano turtus. Užplūdo geras jausmas, lyg būtume grįžę praeitim į kaimą pas babą, pas kai ką pas babutę. Grožėjomės viskuo, ką matėme ir nekantriai laukėme kvietimo į jos didenybės dūminės pirties glėbį. Sveiki, pirties mylėtojai. Jaučiuosi žiauriai gerai, nes papuoliau pirmą kartą į didelę kompaniją, seną kompaniją, kuri lankosi dūminėje pirtyje. Ir iškart patekau ant viršutinio plauto. Tai yra įvertinimas, kad esu gerbiamas ir laukiamas. Baltas lapas atvažiavo į Pasvalį. Šalia Pasvalio esame dūminėje pirtyje pas Kęstutį. Kęstutį. Mes čia prakaituojam tikriausiai ne iš to, kad jaudinamės prieš kameras, bet dėl to, kad tavo dūmai duoda pakankamai gerą šilumą. Nu, tikriausiai. Laukiam to garo. Jo, viskas tvarkoj. Dūminė pirtis. Dabar visą jos istoriją reikės to papasakoti. Aš manau, mes kolegos išsėdėsime, ne? Tokia visą istorijos klausimą. Nes atvažiavus į tavo sodybą, pirmiausiai, ką aš pamačiau, tai didžiulis ženklas užbraukta pypkė. Taip. Po to išnešė į žarijas ir užpylė vandens, ko paprastai dauguma net nedaro, išneša palieka. Tai gaisro atžvilgiu esi labai pedantiškas, labai prisižiūri. Visą laiką. Bet dūminė pirtis yra labiausiai ir deganti pirtis. Tai O štai taip ir darau, nes jeigu vėjas papilsi žarijų, vėjas stiprus iš tos pusės, gali atnešti ir daug tų pirtelių kaip sudega ir geriau nerizikuoti. Aš visą laiką užpiliu. Gerai užpiliu ir radas bitės. Kęstuti, prieš 10 metų įsigėjai šitą sodybą ir ją pirkai su viena sąlyga, kad čia būtų pirtis. Tik tai. Ar tokios pirties tu tikėjaisi? Taip atviru pasakyti, tai ne. Biškai geresnės. Ne, pati pirtis tai gera, taip, ne, aš tikėjau, aš norėjau, bet vien moment kaip ir norėjau perdirbti, padaryti. Šiuolaikiškai. Šiuolaikiškai, bet neilgai taip. Pirmą kartą, kai užkūriau, aš sušalau. Sėdžiu sušalis ir galvoju, ko aš čia darau toj pirtis. Pakurėla mažiutė, 3 akmeniukai tokie. Užpyliau, šalt, sėdžiu ir galvoju, ko aš čia darau. Bet paskui, žinai, kaip pradėt biškį, taip, daugin. Daugiau ir gavas kaip gavas. Dabar 6 vyrai nusimaudo ir dar lieka šilumos. Ir žiemos laikė. Tai buvo reikalų ją iškūrent. Tai buvo išmokti daug reikalų. Atrodo, nieka nėra, ten pametai kokį pagalį ir viskas taip ir gavas. Ne, oi. Nu čia yra tarp mūsų pirtininkų vaikšto toks pasakymas. Jo, pasakymas toks vaikšto, kad sako, reikia 100 kartų iškūrent dūminę pirtį, kad išmoktum kūrent. Jeigu nedaugiau. Kiek pats ir per kiek metų kūrent jau, kada jau boko jau kiek? Nu, tai mokai jau keli metai, bet kokius 3 metus mokinaus, kur nebuvo kam patarti, ką paklausti nebuvo. Bet informacijos. Pasvalio rajonas, pirčių pakankamai daug. Nu daug, bet visos jau... Jau sugadintos. Sugadintos, visi nori blizgėti. Visi nori blizgėti. Paprasčiau. Kai žmogus tik ateina į pirtį, jeigu man tik pabrauksiu piršt par rastą, tai jau sakau, iš tą pirtį niką nebus. Nesižiūri, ar sodžiai yra, ar bus paaiškina jau. Švaru, nešvaru. O nekilo noras nusmėliuoti, išvalyti? Ne, buvo aš, kašerėlę. Ai, buvo, padarė. Tuoj greitai vėl tas pats, neapsimok. Bet čia sako, pačios pirties kaip pas žmogui yra raukšlės, su amžiumas yra ta patirtis. Ne, dabar viskas taip, kad... Čia viskas yra pirties, yra čia amžius, yra sodžių sluoksnis. Jo.
Tu suodžiu, taip atrodo, ne per daugiausia, tik tai juodų spalvų tai viską padarė. Tai. A tu suodžiu, tai čia nepasakytum, kad čia. Bet tai yra kamens, kai kurie netidara viršui. Jo, yra. Ir vyrai, sakė, kurie renkasi čia irgi, sako, grįžus, dar žmonos varo lauk, sako, nu, tai čia yra, matai, kaip smėriu, kam kvepti. Nors rūkytas vėsas, sako, ilgiau įsilaiko. Tai turėtų būti argumentas žmonoms, kad vyras bus ilgamžis. Tai ko nereikal, žinai. Ko šitą pirtis traukia labiausiai? Kodėl čia norisi sugrįžti? Ar dėl kompanijos, ar dėl tų sudinų sienų? Šitą pirtis, kad labai jauku, labai gera vieta, gera kompanija ir visiškai kitoks garas, sakykim taip. Nu, visai kitokia šiluma ir visai kitoks garas ir jis, sunku. Nemanau, kad įmanoma nupasakoti, reikia keletą kartų pabūti tokioj pirty, pabūti kitoj pirty, tada gali sulyginti ir tada gali atsirinkti, kas tau prie širdies, kas tau arčiau dūšios ir kas labiau patinka. Man tai asmeniškai, tai nežinau, Kęstas kažkokią savo trauką daro, kaip žmogus labai puikus, labai draugiškas, toks malonus žmogus. O kaip po pirtį, tai aš nežinau, man iš vaikystės dar neišdylė senelis turėjo ten Šimonių seniūnijai turėjo pirtelę, tai identiška kažkas buvo, atsimenu, juodas sienos, akmenų krūvos, iš apačios kūrendavo. Ir nežinau, man tas kvapas tai savotiškai tikrai retkarčiais įdomus, nežinau kaip jeigu dažnai labai, bet man asmeniškai tai patinka labai, aš džiaugiuosi, kad iš mūsų visų draugų čia daug turinčių pirčių, bet pas Kęstutį tik vienintelį yra tokia pirtis. Mano jaunystė, vaikystė netgi prasidėjo nuo dūminės pirties. Tėtis kaimo pirtį kurimdavo dūminę ir mus mažus vaikus, sakim, sesuo su motina, aš su tėvu į tą pirtį vaikštėm. Buvo ir daugiau mūsų bendramžių, tai mes po apatinę lentyną tos metalinės stazikos šaltam vandenį galvas laikydavom, o jau ten vyrai maudydavosi. Baisiausiai būdavo, kai tėvas ištraukė už rankos ir porą kartų vantų užvanoji ir vėl paleidži. Ir nedaug dėvi, kas nors užstatė kojas, nebegali palysti prie to šalto taziko. Ir tie prisiminimai vis tiek gyvenime lydėja mum ir ne tokios geros pirtys kaip pas Kęstuką, bet nemažai teko aplankyti pirčių dūminių, bet čia kažkaip arčiau dūšios, gal kad šita mūsų kompanija tokia sena, pažįstami visi vienas kitą labai gerai ir kad pirtis labai gerai ir aplamai smagu čia atvažiuoti tą sodybą. Tiesiog buvau pakviestas į šią pirtį, dar esu gan jaunas, bet kai atvykau nusprendžiau, kad čia ir puikia vieta yra atsipalaiduoti ir pabėgti nuo visų minčių. Pats turiu pirtį, bet čia man maloniau atvažiuoti. Nes čia savi draugai, savo pirtis, maloni atmosfera ir taip toliau. Tiesiog čia super yra. Aš tai visą laiką sakau, kad čia pati dieviškiausia yra pirtis. Bet kiek aš čia esu aplankęs, nes pirmenybė tai duoda visą laiką šiai pirčiai. Aš atsimenu nuo pat pirmų dienų, nuo pat pirmų užkorimų, kai čia būdavo tas pirmas akių graužimas, kažkaip tai neišgazdino. Galvojau, kad bus visą laiką, taip ar dar kažką, bet laiku bėgant, kaip Kęstutis sako, per 3 metus jisai išmoko jisai pakūrenti, išmoko naudotis tą pirtim ir mes visi taip su visa gera kompanija stengiuosi nepraleisti nei vieno penktadienio, kur mes pastoviai renkamės kiekvieną penktadienį. Pas mums kažkur tai būna pirtis, bet aš pirmenybę visą laiką duodu šiai pirčiai. Aš žinau, kas bebūtų, ar kas nors atvažiuos į tą pirtį, ar neatvažiuos. Kęstutis ją vis tiek iškurs. Žinau, kad ten penktadienį bus visą laiką šilta. Ir aš su malonumu čia važiuoju, tikrai. Ir stengiuosi, kad daugiau privesti jaunų žmonių. Buvau kažkada kompanija ir jaunas mergaitės tiesiog guli čia, vanuoji, dievės jau, šešiametis, tokias iš vis ir mamas net bijo galvą įkišti, nes jom čia nejauku atrodo tos išėję ir klausė dėdė, ar kada vėl bus ta pirtis. Kažkada vis prašo, vis nori, kad sugrįžti tą pirtį. Taip ir man visą laiką nori čia grįžti ir tikiuosi visą laiką čia grįžti. Čia yra tokia pirtis, kurios toks gana
išskirtinis garas ir kaip jau pas mus tų dūminių pirčių yra netiek daug, tai labai malonu, kaip Kęstutis pakviečia, o pirtininkai žino, kad jau ta kompanija yra kaip šeima ir visą laiką nori sugrįžti ir pasipirtinti toj gerai kompanijoje. Kęstuti, pats sakei, kad nemokėjai kaip kuriam, nebuvo pas ką paklausti, dabar gal galima tiesiog pasidalinti. Kaip pats kūrenimo paslaptis kažkokia yra dūminės pirties? Kaip čia pasakysi, daug niuansų. Malka storis, kokia malka apvalyt, perskelta, kaip sukroviai, labai suspaudži, sugulščiai, negulščiai. Dabar aš galiu minutės tikslum pakūrenti beveik, 10 minučių tikslum iškūrenti, be mygtuko. Nėra mygtukų, nėra termometrų, bet kaip jauti viską. Malkos priklauso, kokia malka, smulki stora, nori ilgiau kiši stora, nori greičiau, plonesnė, tokių niuansų visokių. O nebūna, kad, tingiu, tai šis stambesnių užkrausit, jau degs, viskas gerai? Ne, tai tas ilgums nieka bloga. Tas ilgums gaunas, iš tą ilgumą gaunas daug žaryjų. Ir aš dariau pačiu didžiausio klaido, kai pradėjau kūrenti, aš išsemdavau virš žarys degantis yra. Ir tos žarijos, storos malkos duod viso kaitro, nukimo, visko. Aš jos išsemdavau. Išneši lauką? Jo, išneši lauką. Štai kodėl pas mus klimatas atšilo. Jo. O dabar reik laukt, kaip geležinis statinius pirti negalim skubėti, sakant, niekur. Reik laukt, kol žarijų man turi likti pusę kibiriuką. Pelenų, ne žarijų. Nereik skubėti. Ten atauš, čia taupyti šilumą nieks netauš. Lauki, kol visai jau pelenai eina. Tada tik išsemti. O aš visą žaryjas išsemti. Iš storos malkos gaunas daug žaryjų. Ir tos žarijos, galim sakyti, gal daugiau padaro beveik negu ta malka. O būdavo, kad pirties draugai atvažiuodavo, vieną penktadienį maudėsi, kitą penktadienį, paskui atvažiuoja, sako, kažkas Kęstuti šiandien nelabai išėjo. Tai būn. Nuo ko priklausydavo, pavyzdžiui, oras, sako, turi įtakos? Įtakos turi labai vėjas, sakyčiau. Vėjas, bus slėgis, žemas, aukštas. Turi, kaip, tai viskas matė, kamina čia nėra, kad trauktų, padavė daugiau traukos, viskas natūraliai dega. Aš dar skardą užstatau. Užstatau skardą, kai nespraksėtų, drūgva, šok žaryjį. Ir rašto užsidegs ar kas, užstatau, tas degims toks, kūrenas standart 6 valandos. 6 valandos. Taip, mažiausiai, jeigu nori gerai padaryti, tai vien kūrenį. Gali nukinti, paskui dar vasaros laikį valandai palikti. Labai ramiai. Tas pats visko padarė, tą patį pabaigų, sakyčiau. Ta pradžiai, kad deg niekada. Tos žarijos visos. Geriau, pagal man, tai geriau kūrenti storesnėm malkom. Storesnėm? Jo. Mažiau liepsnos? Iš to žabą niekada ten irgi čirkšti. Degtuks? Geriau ir neskelta. Jeigu nori dar gero pirtį padaryti, nereik neskaldyti. Apvalę. Nors kaip tik yra, sako, kai skeli daugiau liepsnos, Ne, čia tik įsitikinimus ir mano tik nuomonė, niuansai, niekad tas neišduos. Duod visko tą pabaigą, sakyčiau. O pati malka kokio medžio geriausiai pasiteisino? Tik tai lapuočiai, o tik nespėgliuočiai nedaug geriau. Ir kokiu nors šiukšlių, tasme, pjūven šitų drožliaplokščių. Oi, ne, šitam aš... Tai aš sakau, šitą krosnis, jinai valgo tik labai kokybišką medieną. Taip, tai gal ten žabus turi, kokio šako ar kokių, bet tik tai... Lapuotis. Ne, jokių kitokių. Gaunas aitars toks, tų sakų, spėglių, ne. Garas. Ne, jokių būdų, ne. Lapuoti kišk bet kokie. O dabar 6 valandos, tai kas kokį etapą, kas kiek minučių ar kas valandą užmetimas, ar kaip gaunasi? Jokio užmetimą nereikia, man užtenka vieną pečius pakrovimą, va šits karštis. Ir nusimalda 6 žmonės ir dar lieka. Vieną kartą. 6 valandos, bet 6 valandas visiems turi damest? Ne. Ne, visą laiką dega? Ne, visą laiką dega.
Žiūrėti, sakau, kokią malką įdėjai, kaip sukrojai. Ir va. O tai čia yra geras. Jeigu pajudinai, vadysi, greičiau sudegs. Jeigu nelėti, pasižiūri, dega ir tegu dega. Nes kai išjungsim kameras, aš sužinosiu tą pastatą. Galima negraunant malkų. Tegu stovi, jo, negrauti, o kam grauti. Nereik degnis. Žarijos stovi. Sluoksnis. Tai praktiškai galėt, ką nori dirbti, visą kitą. Ramiai, ramiai bitis, labai ramiai. Pati pirtis pasiruošė. Jo. A jeigu nori greičiau, tai tu badyk, išsklaidyk tos visus. Kuo daugiau kišiesi, kuo daugiau lendi, tuo daugiau greičiau bus, bet tik bus greičiau, tik tai nieko. Naudos nebus daugiau. Bet dabar, pavyzdžiui, dabar... Va, tokius sudėjau, tokius neskaldytus. Ir palikau viskas. Pasitikrinu, kad degtų. Nes buvo vieną kartą, kaip čia mat kumpis rūkydavo. Atein dūmai. Ant kelių pasižiūri, nedega. Dūmai, bet tokie dūmai, žinai, kai rūks. A kaip uždegti, nei ką daryti, atidarau viską, vis tiek dūmai. A reikia uždegti, kad degtų vietos malkos. Reikia dujų kokią turėti? Na, šiaip ne taip. Liepsin užgesą, a rūks viskas. Tai va. Reikalų su šitą. Nu, daug tokių. Šiuolaikiniai žmonės yra tinginiai iš principo. Ne, kas yra gal labiausiai nori labai greitai ir labai gerai. Gerai nebūna greitai. Aš visą laiką sakau, pavyzdžiui, jeigu jūs norit greitą, ten paspaudė mygtuką, kaip jūs sakot, ir yra. Tai su telefonu, sako, nusipirka gerą pečių, su telefonu jungia, atėjo šiltą, atsisėda. Tai čia aš visą laiką sakau, jūs žiūrėkit, kai jūs važiuojat, norit valgyti, jau matot, kad labai norisi. Tada užsukat į degalinę, pasiimat tą hotdogą vadinamą. Jūs valgot. Arba kur valgai babutės barščius. Jo, jūs valgot, bet vis tiek suvokat, kad tai yra toks užkimšaus skrandį, bet tai nėra kokybiškas maistas. Čia yra tas dalykas, kada tu perki mėsą, sakysim, ją marinuoji, ją tvarkai, ją pjaustai, ruoši. Ir tau jau smegenyse, akyse, viskas, ką tu matai, formuojasi tas kojas. Ir tada maistas gaunasi kokybiškas. Kaip aš sakau, į pirtį reikia pradėti eiti iš ryto jau. Nusiteikti jau. Jo. Mes čia išvažiavom su operatoriai iš Vilniaus, tai mes jau nusiteikę. Aš jau pragaitavau jau taip, jau nuo Vilniaus. Dabar vyrai, žiūrėkit, klausimas būtų toks, o jeigu vieną gražią dieną Kęstutis staiga sugalvoja, tai čia pastato tą mūsų vadinamą metalinę krosnelę. Man jau sakė. A, jau sakė, ne? Kokia jūsų būtų reakcija? Ne. Ištrinčiau telefoną. Mes tikėmės, kai jis taip greit nepasens. Mes vandentekį neleidom jiems čia įsivesti. Bet norėjo. Ir jaunį pasikvietėm, kad perimtų patirtį. Sakau, aš įves vandentekį, sakau, tu pabandyk, sako, aš nebevažiuosiu. Tai dabar, žiūrėkit, ir dar toks patarimas galbūt. Yra dar žmonės, kurie nuperka arba paveldėja sodybas, kuriuose yra dūminės pirtys. Ir tada, sako, vieni negalvodami, jie tiesiog nuverčia pastačiau, sako, prabangę su unitazu ir dušu. O kitas sako, ar galima dar kažką išspausti iš tos pirties, tai kaip jūsų nuomonė būtų galima? Ką jie patarš? Visada galim. Bet kokios. Jeigu paklausęs, pasakysiu. Pas Kęstutį paklauskit, jisai pasakys. Tai vat, į dūminę pirtis jinai traukia vyrus, ne tik vyrus, sakė, ir moteris ateina, nors vyrai po to dūmais kvepia pusę savaitės, bet vis tiek sugrįžta į šitą pirtelę. Nes čia yra kokybiškiausias, ko gero, garas ir ta šiluma. Nu, kaip sako, steriliausi, tokia aš teisybė, kad steriliausi. Nes karščių dūmai viską sunaikina. Taip. Ir sako, yra ta reaktyvinta anglis, tai angliukas, kurį mes kai valgom kaip apsinuodijom, tai jisai ten sutraukia visokas. Tai čia iš principo yra tas pats angliukas, kuris va visur čia aplink mus. Tik tai mes esam angliukė. Tai žiūrėkit, išvadai angliukas, jeigu bus mumise būdamas, jisai sutraukia kas viduje, tai šitas angliukas, kadangi didelis, jis gali iš mūsų traukti visus velnius ir panašiai. Tai ir ištraukti. Ištrauk, žmonos parėjus atsako, kad geras toks vyras, sako, paskutinį metu papirtį. Ištrauktas. Tai vis tiek vyrai susirinkę į pirtį, aš manau, kad ne prie alaus sėdėt. Vis tiek braunate čia, visi kiek įmanoma susėdat. Ir koks tas visas pas jūs, visas pirties procesas?
kaip viskas vyksta, kaip pirtinatės, gal kažkokias procedūras tavo turi pamėgtas, ar kažkas tai pas jūs yra jau toks pirties vadas, kuris pasako ir visi pagal jo žodį visi klauso. Pats pagrindinis dalykas šioje pirtyje yra, kad čia faktiškai atliekamas visas spa procedūras. Kokias tik tai galima atlikti bet kur kitur. Mes čia ir trinamės druska, šveičiam vienas kitą, vantam vanojamės visokių rūšių. Yra pas mums žmonių, kurie moka gerai surišti vantas, renka vantas. Yra žmonės, kurie renka ir vaistažoles, kur galima įdėti druską ir turim tokių visokių akcentėlių ir pasimuilinam, bet muilas būtinai turi būti tik tai pirties muilas, tik pirties naudojame muilą ir faktiškai visos procedūros būna tokios, kurios atlieka bet kur kitur, ar kokiam spa ten būtum, ar dar kažkur. Pirtis prasideda nuo šitas skambučio. Visąlaik kviečia ir suprantama, kad jau pirtis prasidės. Pirmi būna apšilimai, sušilimai. Paruošta. Kad pirtis paruošta, tasai skambutis byloja ir visas procedūras prasideda po truputį. Sušilam, trinamės druską, vanuojamės ir maudamės tai kubilę, tai tvenkinį, žiemą ir eketę įsikertam. Visas 100% spa, nuo kurio gali pailsėti po darbų sunkių. Po lengvo sušilimo vyrukai pasiūlė Sauliui savo kailių išmėginti jų 2 minukės spa. Kiek galite dirbti ir dirbti pirtyje, gulkite ant gulto, mes jūs palepinsime ir parodysime, ką mokame. Trinimas, kaip ir vanuojamas, esant aukštai temperatūrai, jis atima gana daug jėgų. Ir gali kokybiškai su meile nutrys 2 žmonės, 2 kolegas. Mes trinam su paprasta rupia druska, jie truputį įmaišom įvairių žolelių, pelynų. Atsipalaiduojam, galvojam apie kažką gero. Saulius ir nebijo kutenimų, nes daug žmonių, jie kažkaip ir man tai buvo iš pradžių labai nemokė atjungti tuos nervus, kad įsivaizduosim, kad tave nekutena, o daro tau galėskim masažą. Ir per tiek metų jau atjungiau viską. Dar mes čia jau paliai pasiklausiam, jeigu pas žmogų nedaug plaukų, kaip pas Saulių, mes dar patrinam ir galvą, jeigu tu nieko prieš. Gerai. Pasakyk, kad atsakomybę prisiimi pats. Aš atsiimu atsakomybę pats. O Dieve! Nes galvoje yra daugiausiai. Visko čia yra? Taip. Matyt, rytoj nieko nebeliks. Liks. Karmus tuoj atsidarys. Atsidarys čakrus. Čia karmus. Pas mus, kadangi pas kertuką labai gerus, tai ir čakrus čia atsidaro. Atsidaro patys. Gana gerai.
O, die. Dabar, kaip sakoma, jau pusę kiaulės nusvidinom. Reikia kiaulė verstis. Versimės dabar kitą pusę. Šiaip galėtumėt iš manęs visas paslaptis dabar išgauti. Netgi pin kodą pasakyčiau. Tai kaip jau netelpa pas mane, į užrašų knygėlę. Jūs pagal specialybę kas? Nu, aš pagal specialybę kaip ir vairuotojas. Jaučiasi, kad vairas laiko tvirtai. Kuria procedūrė Aha. labiausiai. Tai man yra labiausiai druska. druskos trynimas. O jūs turite savo trinėjo, kuris pastovi trina? Ar... Ne, nu čia mes keičiamės kaip, nu, kaip papuola. Kaip papuola. Jau tokia, viena kai tau rūtus, dinis kelčiau. Oi, oi, Jėzus Marija. O, Dieve. Prašom. O, ačiū. Prašom. Čia ko gero buvo stipriausias mano druskos trinimas gyvenime. Nu, gal baudos persidumnų nereikės. Jeigu kažkas buvo dar manęs. Po trinimo druska, trumpa pertraukėlė ir vėl ant gulto. O dabar vanojimas. Sauliuką vanoja, kas tai su vinkšnos vantom. Vinkšna, jo, žinau, tai čia ta pati boba, ne? Jo. Jo, esam darę mes. Sakė, račių medis, ne, teisa, ratus račiai darydavo. Vežimams. Čia palauk, eukaliptas? Jo, mano rankom ryšts, iš Graikijos atsivežu. Greit nebus, žinok, palauk. Bus daug. Jo. Gerai kuitim, arba reikia? Puikiai gerai. Ką? Gerai, puikiai. Daugiau reikia? Karščio daugiau reikia? Ne, užtenka, gerai. Pakanka. Tai ką užčieko per kūną? Su van.
Oi, ne. Oi, geras duminukės garas, minkštas ir karštas. Jeigu likščiol pas mane pasvalys buvo miestas važiuojant į Latviją arba atgal, miestas iš dešinės, iš kairės pasvalys iš dešinės, tai šiandien pasvalys man liko kaip pačio stipriausio pylingo su druska ir labai gero karšto vanojimo per šviežiai nuluptą odą. Tai pagarba pasvalio pirtininkams. Sveikatą. Žiauriai gerai. Ir pasvalys iškart mano reitinguose kyla gana aukštai. Ir tai dar ne pabaiga. Sauliau, kviečiame ant gulto maloniausiai procedūrai su senovinė plaušinė. Kęstutį neapsimetinėsiu, kad nežinau, kas tai yra. Žinau, nors gyvenime, tiesą pasakius, nelabai daug esu bandęs šitą daiktą. Tai yra plaušinė iš liepos karnų. Jo, taip, aš nežinojau net. Nežinojai? Nežinojau. Bet iš kur sužinojai? Sužinojau, aš buvau Toliūnų kaime prie Levens ir man viena moteris, Aldona Varnienė, parodė šitą daiktą ir kaip jos tėvuks padarydavo, sakė, kaip darydavo. Pas jūs kaime nepraktikavo tokį daryti? Ne, aš nežinojau. Aha, tai iš Toliūnų kaimo. Iš Toliūnų kaimo. Ir jos tėvus darydavo šitokio plaušinį, nu, šeimai pirkti. Muilikis praustis. Ir manin va tokį davė tokį gabaliuko padovanoja. Ir pasakė, kaip daryti. Veik liepos tokį pusrasti įmerkė vandenį ir laikai, kol atšoka žievė. Vandenį. Kai atšoka žievė, tad nulupi žievė ir tada... Karnos eina. Tada eina va. Yra dar va. Va, su žievės dar. Likę va žievės. Va, šitą procesus. Aš nežinau, jie man moterė papasakoja ir padovanoja šitą dalyką. Va. Ekologija 100%. Jokių nereikia. Nailonų, kaip naudotis, paaiškino? Ne, kaip naudotis, tai kaip ir su plaušinė. Kaip naudojimo instrukciją turėjo prisiekti. Tai va, tokia istorija. Buvau Toliūnas, ten mano draugo Švyja ir aš ten gerą draugą pirtininką šiandien negalėjo atvažiuoti. Kaunį seminarą ir tai va, ir iš tos kaimynės pašvedėsi, man padovano tą moterį. Tai šita plaušinė jūs praktiškai praktiškai jau tokia plaušinė, jau šitoj pirty pas tave jau būna finalinė, jau tokia jau paskutinė procedūra. Ne, nenaudotai. Aš padėjęs laikiau taip dėl saudėlį. Nes taip dažniausiai tai su vantu. Ai, su vantu. Su viską dirbam. Tai ant manęs dabar išbandysim šitą. Aš jau laikiau, kaip sakant, laikiau pasigrožėti. Dabar va, išbandysim. Užteks grožėtis. Žinau, kaip daryti, aš galiu pasidaryti. Liepos rasti gali vandenį ir kur atšoka žievė. Nu ką, tai dabar ant manęs šitą pabandom. Tai taip. Jau šiandien daug ką išbandžiau, reikės išbandyti šitą dalyką. Oi, viskas gerai. Čia va, ačiū poniai Aldonai Varnienei už šitokį dalyką. Ekologija ir aš nežinau, nematytas daiktas man. Va, trinti va su šitą. Taip. Ar kokia specialybė? Mano? Aha. Statybininkas, palei profesiją. Man visi rankos tvirtos. Turėtų būti. O, ne, man sakė švelnias. Profesija pirtininkas su plėdysiu pirties akciją turi. O taip. Pati mieliausia procedūra paskutinė gaunasi. Daug kas pabuvoja Turkijai, būna grįžta, tai oi, sako. Aha. Darai. Stebuklas. Stebuklas. O kad pas mus tokį Pas stebuklą mum galim labai va dar geresnį. Taip, padaryti stebuklą. Tiesiog. Pats taip nenusišveisti. Tai kad tingisi pačiam. Razdinta ant torto. Gulėjau ir galvojau,
Kada paskutinį kartą tai buvau nupraustas? Gal niekada? Kęstuti, nedaug žodžiausių, pasakysiu vieną tokią paprastą tiesą, kad man nereikėjo važiuoti kažkur tai į užjūrius į kažkokius kurortus arba ieškoti kažkokio tai ypatingų tų vadinamų spa. Šitoj tavo pirtelėje aš patyriau, neslėpsiu, nemeluosiu, tiesiog tai yra per paskutinius 4 metus, ko gero tai yra įspūdingiausia pirtis ir įspūdingiausias garas ir šveitimas su druska buvo pats įspūdingiausias. Tai aš dabar jaučiuosi naujai atgimęs ir tau pažadu, Pasvalio rajoną vantos lapą daugiau niekam neužkliuos, tik ant tavo tas. Mes dabar draugai, sakė. Draugai būčiau. Vantos lapo kokybės ženklas keliaus ant Kęstučio dūminės pirtelės. 1952 metų gimimo. Man didelė garbė. Va, taip dar niekada neklyvau, tokia pozicija. Bet... Sakė, nedaug šlango. Stiklai tai senodami. Jo, Kęstuti, tau kokybės ženklas. Tiesiog malonu. Ir nieko nereikia toli važiuoti. Pasvalio rajonas. Pasvalio rajons. Tai yra pirtis, dūminė, Pasvalis. Pasvalis. Niekur nevažiuokit toli, bet jeigu taip jau atsitiks, kad pas jūs atsiras dūminė pirtelė, kažkas iš pažįstamų ir norės, sakys, nugriauti, nedarykit to niekados. Saugokit, tai yra mūsų paveldas, tai yra mūsų turtas, tai yra tos vietos, kur susirka geriausi draugai, nes niekur kitur tokios pirties nėra Pasvalio rajone. Teisingai pasakiau? Taip, teisingai. Skazavo draugai. Gerai, galim paploti. Nenaikinkite dūminukių. Jos senolių mums paliktas turtas. Lengvo garo.